važiavimuose vyko pirmosios lenktynės, kurios klostėsi man ganėtinai sėkmingai starte ir pirmuose ratose pavyko aplenkti 3 dalyvius. Buvau 12 vietoje ir 5 rato metu dingo stabdžiai įvažiuojant iš ekipos. Tai va čia galiu parodyti, kaip atrodo mano stabdžių kaladėlė. Čia yra cilindriukas, kuris yra įsilydęs ir iš tikrųjų jausmas, kada tu atvažiuoji į posūkį gana nemažu greičiu ir paspaudi stabdžių pedalą ir supranti, kad ten nieko nėra. Tai jisai toks ganėtinai trikdantis. Tai taip atrodo dabar mano gražusis golfas. Turim 2 savaitės laiko iki kitų varžybų, pilnai jį atsistatyti, kad jis būtų toks pat gražus. Važiavimą pasigerinau savo laiką. Nuo paskutinio etapo beveik 1,5 sekundės, tai yra daug. Tai yra daug. Minutė 17,2 rato įveikimo laikas. Antras time atakų užvažiavimas tuo pačiu buvo kartu su kvalifikacija Wolf Race'o. Ten nepavyko įvažiuoti geresnio laiko, nors tikėjaus, nes nepavyko, nes pastoju kažką pasivydavau arba kažkas atvesinėdavo, tai sugadindavau laiką. Bet vis tiek atsistojau savo klasėje į 1. poziciją, o bendroje 4. man atrodo pozicijoje stovėjau. Pirmas užvažiavimas, pirmas Wolf Race'as sekėsi gerai, atvažiavau 3. bendroje ir 1. savo klasėje.